Ateidama į šios kursus aš žinojau angliškų žodžių, bet kai su manim kalbėdavo angliškai žmogus, aš nesuprasdavau, apie ką jis. Geriausiu atveju aš atspėdavau. Žinojau gramatinių taisyklių, dar daugiau žinojau tų gramatinių taisyklių išimčių, bet kai reikėdavo jas pritaikyti, tai man viskas susimaišydavo ir aš tiesiog suprantu, kad aš nieko nesuprantu. Ir svarbiausia, ką aš bijojau kalbėti. Man pindavosi žodžiai, mano tarimas buvo ir yra baisus, man gėda būdavo susimauti ir gėda būdavo pasakyti kažkokį tai žodį, gal neteisingai ir paprasčiausiai, ką galėdavau išlementi, my name is, I love you, I live in ir svarbiausias sakinys, I don't speak in English. Tai va, mokiausi mokykloje anglų, kursus lankiau, grupėse kursuose, atskirai su mokytoju ir net mokytoją turėjau, kuris nekalbėjo lietuviškai, kad aš galėčiau išmokti. Baigdavosi kursai, aš atsiskaitydavau, išsilaikydavau sesijas, egzaminus ir visos žinios kažkur tai išplaukdavo ir užsimirždavo. Labiausiai erzino, kaip reikėjo darbe versti laiškus, kalbėti su klientais ir aš suprantu, kad aš šito daryti negaliu. Esu kažkokia netokia kaip visi. Ir po tiek daug mokymų aš supratau, kad aš nesu gabi anglų kalbai. Ir ne man tai yra išmokti. Ir atvažiavusi čia, per pirmą dieną, paprastų pratimų pagalba man tiesiog visi mokėti žodžiai kažkaip iš atminties pradėjo kilti. Aišku, aš juos turėjau naujais metodais išmokti iš naujo ir vėl pasidėti į atmintį, kad aš juos prisiminčiau visada. Kilo toks azartas, kad kiek žodžių per valandą aš galiu naujų išmokti. Man kaip moteriai, kuri dirba, vakare turi šeimą ir nori su ją būti, man užtenka pusvalandžio, kad aš galėčiau šiai dienai išmokti apie 19-20 naujų žodžių. Tai yra fantastika. Sakiniai labai paprasti. Supratau, kad lietuvių kalba yra gramatika daug sudėtingesnė negu anglų, kad viską tą, ką aš noriu, galima pasakyti trumpais, paprastais sakiniais ir laikai nėra tokie baisus, kaip man jie atrodė. Ir kas svarbiausia, aš nebebijau kalbėti. Mano tarimas nepasikeitė, jis yra toks pat baisus. Aš vepluoju, spjaudausi ir dar kalbu net angliškai su žemaitišku akcentu, bet mane supranta, aš tą įsitikinau ir kad žodžiai greičiau iš atminties susidėlioja į sakinį ir daugiausiai teisingai. Tai aš labai džiaugiuosi šiais kursais ir turiu tokį jau planą chuliganą, kad aš šį rudenį važiuoju į Italiją. Ir tuo pačiu metodu, kokiu mane dabar moko anglų kalbos, aš išmoksiu puikiai, buitiškai, paprastai susikalbėti itališkai. Nes šitą metodą galima taikyti visom kalbom. Ir tai yra smagu, o komanda visa, kuri mus moko ir taip, kaip pateikia paprastai tą medžiagą, tai realiai neįmanoma nesimokyti ir neįmanoma nemokėti to. Ir taip ekspromtu gal galiu pasakyti. I would like to say thanks for Kolibrio Metodas team. It was a pleasure to be in this class. I loved this teaching style and thank you, Algirdas, that you made learning enjoyable and inspired me.